Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną mes šnekame apie bėgimą. Atšilo oras, dažnas išsitraukė savo sportinius batelius, pradėjo bėgioti. Ir neretam išlenda visi skausmai. Pradėti jausti skausmą priešblaužio srityje, kelio srityje, klubo srityje. Tai labai aiškiai indikuoja, kad jūs nesate pasiruošę krūvį, kad tas krūvis yra per didelis jums dabar. Pasidalinsiu su jumis 5 pratimais, kuriais jūs galite sumažinti skausmus šiuose srityse. Pirmas pratimas skirtas jūsų priešblaužiui. Kojų pirštų atkėlimas, atsirėmus nugarą į sieną. Antras pratimas skirtas jūsų blauzdoms. Pasistebimai atsirėmus į sieną. Trečiasis pratimas skirtas jūsų kelio stiprinimui. Šiam pratimui mes pasinaudosime pakylos pagalba. Jūsų tikslas stovint ant vienos kojos, kitos kojos kulnų pasiekti žemę ir grįžti atgal. Atraminės kojos pėda visą laiką išlieka prispausta prie pakylos. Ketvirtas pratimas skirtas jūsų klubui. Pasinaudojam tą pačią pakylą, atsistojame šonu ir nuleidinėjame savo klubą žemyn, stovėdami ant vienos kojos ir grąžiname atgal jį maksimaliai į viršų. Penktasis pratimas skirtas jūsų plekšniniui raumeniui. Atsistojate šalia sienos, iš visų jėgų, kiek maksimaliai išeina, sulenkite savo kelius į priekį ir šioj pozicijoje darote pasistiebimus. Tai 5 pratimai, kuriuos darant kiekvieną mielą dieną, tikrai sumažinsite ar galbūt netgi atsikratysite skausmų priešblaužio, kelio, klubo vietose. Aš tikiuosi, jums patiko šitas video. Jeigu jisai patiko, jums tikrai nieko nekainuoja paspausti patinka. Jeigu kažkam tai galvojate, kad jisai bus tikrai naudingas, pasidalinkite su jais šiuo video. Kągi, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.